Sveiki, bičiuliai, tai kaip žadėjau, grįžtu su astrologiniam prognozėm ir dalinuos, kuo tikėtis ateinančią savaitę. Reiškia, vienas svarbiausių įvykių mes turėsim pirmadienį, būtent Veneros planeta, jinai pereina į Ožiaragio ženklą. Tai Veneros planeta susijus su džiaugsmu, su komfortu, su finansais, su laime, su meilė. Na ir kažkam, aišku, jinai atneš džiaugsmą, ne, kažkam atneš irgi išlaidas, gali atnešti nuostolius. Na, savaime aišku, nes šventės mes turėsim daug išlaidų, bet aš pasidalinsiu kiekvienam zodiako ženklui, į ką labiau vertėtų atkreipti dėmesį, ne, kad žinotumėt, atkreiptumėt dėmesį, būtumėt irgi sąmoningesni, kada darysit vienus ar kitus pasirinkimus. Na ir pradėsim nuo avinų. Tai Venera nuo būtent gruodžio 2, būtent visiems zodiako ženklam, iki gruodžio 28 dienos, tai praktiškai iki gruodžio pabaigos. Tai būtent avinams Venera eis per jūsų 10 horoskopo namą, tai bus palanki padėtis, tai būtent avinam, kas susiję su jūsų veikla, su jūsų darbu, su jūsų karjera, palankus laikas, galite irgi tikėtis sėkmės, galbūt daugiau keliauti, gauti irgi naudos keliaudami. Jaučiams Veneros planeta irgi eis per 9 horoskopo namą jūsų visą šį laikotarpį, tai irgi palankus laikas tolimom kelionėm, ypatingai tokiam dvasiniam kelionėm, irgi siekti išminties, aplankyti galbūt tėviškę, aplankyti tėvą, mokytis, ne, ir, sakykime, gali tikėtis kaip ir sėkmės, kas liečia irgi jūsų apskritai veiklą, darbą, finansus, irgi galite tikėtis kažkokių tai palankesnių jaučiai galimybių. Dvyniams Veneros planeta, jinai eis per jūsų 8 horoskopo namą, tai 8 horoskopo namas jisai susijęs su transformacijom, su pokyčiais. Gali būti kažkokių tai pokyčių darbe, arba galit jaustis, sakykime, darbe kažkokį galbūt sunkumą, arba norėsis darbą pakeisti ir panašiai. Tai vėlgi gali būti taip, aišku, tie periodai visada yra laikini, tai atkreipkite dėmesį, kad, sakykime, tai nėra pastovus dalykas ir galbūt reikia pakentėti kažkiek. Tai, na ir aišku, irgi skirti daugiau laiko. 8 namas tai yra savęs pažinimas, tokia vidinė būsena. Vėžiams Veneros planetais per 7 horoskopo namą. Tokiu atveju gali jums irgi tekti šį laikotarpį skirti daugiau laiko santykiuose. Kantrybės reikės ir kas susiję irgi su darbu. Gali tekti dėti daugiau tokių kaip pastangų, arba ieškoti daugiau kompromiso su vadovais, su bendradarbiais darbe. Ir tokiu atveju, kas liečia irgi išlaidas, būkite dėmesingi, ypatingai jeigu kažką tai planuojat pirkti didesnių, kažkokio tai brangesnius daiktus, tai būkite dėmesingesni, kad dėl nepatirtumėt nuostolių. Liūtams Veneros planeta eis per 6 horoskopo namą. Gali būti irgi kažkokių tai pokyčių, kaip ir, sakykime, kas susiję su darbu, su veikla jūsų. Reikės skirti daugiau laiko irgi savo sveikatai. Ir, sakykime, geras laikas tokiam kaip tobulėjimui, sakykime, savęs pažinimui, ir reikėtų būti atsargesniem irgi su kažkokiom tai išlaidom. Jeigu jūs ten planuojate didesnės išlaidas daryti, kad irgi nebūtų kažkokių tai netikėtų nuostolių. Mergelėms Veneros planetais per jūsų 5 horoskopo namą, tai palanki padėtis, irgi galit turėti galimybės įgyvendinti galbūt savo kažkokius tai planus, idėjas, sumanymus,
Toks laikas, Venera pati kūrybiška planeta ir jums geras laikas irgi būti kūrybiškiams. Tai va, gali būti kažkokios tai palankios galimybės jūsų veikloje darbe ir galit, sakykime, padidinti savo galimybės, savo potencialą. Ir vertėtų skirti daugiau dėmesio santykiams visą šį laikotarpį. Toliau svarstyklėms, Veneros planetais per jūsų 4 horoskopo namą, tai galbūt teks daugiau laiko skirti namams, galvosi daugiau apie savo namus, gyvenamą vietą, arba jeigu kas nors išvykę, norėsit grįžti, galvosit apie gimtas vietas, teks skirti daugiau irgi laiko dėmesio savo mamai, rūpintis mama, ir santykių srity šis toks laikotarpis irgi reikalaus iš jūsų daugiau tokio pakantumo, daugiau ramybės, daugiau kantrybės. Skorpionams Veneros planetais per jūsų 8 horoskopo, per 3 horoskopo namą, jums gali tek daugiau skirti energijos, sakykime, draugams, kaimynams, galbūt bendradarbiams, gali iš jūsų tai atimti energiją, bendravimas ir panašiai, kažkokie galbūt konfliktų sprendimai gali būti. Ir tokiu atveju gali tokie klausimai kelti rūpesčių. Ypatingai atkreipkite dėmesį šiuo laikotarpiu savo komunikaciją, į bendravimą, į informaciją, kurią gaunat. Ir kažkokios tai kelionės, jeigu kažkur tai planuojat keliauti, būkit atidesni, kad neprarastumėt kelionį pinigų, nepamestumėt ar kitais būdais, kažkokių tai nepatirtumėt nuostolių su finansais. Šauliams Veneros planetais per 2 jūsų horoskopo namą, kuris susijęs su šeima ir finansais, ir tokiu atveju galit gauti naudos, kažkur tai irgi keliaudami, važiuodami, galbūt kažkiek tai bus pasiūlymai susijęs su darbu, su finansais. Gali būti ir tuo pačiu, aišku, tai gali būti irgi kažkokios tai išlaidos, gali būti irgi išlaidos ir nenumatytos. Teks daugiau irgi skirti dėmesio, laiko, kantrybės, jėgų savo santykiams, savo šeimai. Ir rūpinkite savo akimis, nežiūrėkite patamsi, telefonu ten prieš miegant, panašiai pasaugokit savo akis. Ir ožiaragiams eis kaip tik Veneros planeta per 1 jūsų horoskopo namą, tai yra palankus laikas jūsų tobulėjimui, klestėjimui, jūsų irgi sumanimams, realizacijai, kas liečia jūsų irgi ir asmeninė, ir karjeros, ir finansinės, tai sakykime, geras laikas, galbūt dėl santykių teks irgi tokio daugiau energijos pareikalaus santykių sritis šiuo periodu. Vandeniams eis per jūsų 12 horoskopo namą, tai gali būti irgi toks laikas, kuris gali būti susijęs su kelionėm, arba noras važiuoti, noras keisti gyvenamąją vietą, keltis iš kažkokios tai vienos vietos į kitą, galbūt kažkokie tai pasiūlymai gali būti su pervažiavimais ir panašiai. Ir daugiau atkreipdėmėsi irgi reikės jums į savo sveikatą. Į savo sveikatą, ir aišku, toks žeminis metas, tai apsimaut kepurę, šaliką užsirišti tuo laikotarpiu reikės. Ir žuvims eis per jūsų 11 horoskopo namą, tai irgi palankus laikas jums išpildyti kažkokius tai savo norus, troškimus, gauti naudą, gauti pagalbą iš vyresnių giminių, galbūt kažkokius tai paskatinimus gauti iš savo darbdavių ar iš savo, sakykime, veiklos. Jums kaip ir šis laikotarpis gali būti naudingas. Tai ir aišku primenu, kad atkreipkite dėmesį būtent į, kad tai yra prognozė būtent ascendento ženklams ir gali būti mėnulio ženklams. Nuorodą pačioj paliksiu, kur yra asmeninis horoskopas, mano puslapį įsivesti, kad pasitikslint, koks tai ženklas, kad po to nesakytume, to čia man visai nesutapo, man netitiko, kad būtent tam, ne tai, kur jūs ten žinot pagal būtent įprastą ten tą
vakarų astrologija. Tai va, na ir grįžtam prie savaitės dienų, tai jeigu taip žiūrėt, tai savaitės dienos palankiausios, nepalankiausios, tai būtų irgi pirmadienis, antradienis, trečiadienis, sakykime, nu, tokios dienos, kai galbūt nevertėtų imtis kažkokių tai svarbių darbų. Jeigu taip žiūrėt, tai būtent pirmadienio ypatingai gaunasi, reiškia, antra dienos pusė. Būtent pirmadienio gaunasi, pirma dienos pusė, ne, gaunasi pirmadienį, tai būtent iki 12:15 kažkokių tai irgi svarbių darbų būtų nerekomenduojama imtis, ne, kažkokių tai. Tai va, toliau, kaip sakiau, antradienis, trečiadienis, tokios dienos irgi galbūt tokių svarbių darbų nevertėtų, o palankiausios, būtent trečiadienis išeina dar ir ketvirta mėnulio diena, reiškia, ir tuo pačiu ir nepalankų žvaigždynas, vėlgi kažkokios tai apgaulės, nelaimingi atsitikimai, gaisrai, skolinimasis pinigų nepalankus, antradienis gaunasi irgi nepalankus kelionėms, reiškia, irgi būti, jeigu kažkur tai vykstat, būkit dėmesingesni ir atidesni. Na ir ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis tokius dienos vidutiniškai palankius ir sekmadienis, sakykime, vidutinė diena. Na, sekmadienį, jeigu taip žiūrėt, tai būtent antra dienos pusė, taip pat popiet, irgi kažkokių tai svarbių darbų vertėtų kaip ir neplanuoti. Tai dėkuoju bičiuliai už mėnesį, atkreipkit dėmesį tai, ką minėjau, pasitikrinkit savo zodiako ženklus. Dėkuoju už jūsų dėmesį, tikiuosi, kad buvo naudinga, saulė išlindo, šviečia tiesiai man. Tai va, tai tikėkime, kad bus tokia saulėta, prasminga savaitė ir sakau tuomet iki pasimatymų kituose video.